Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Moksleivių krepšinio lygos jaunių vaikinų A gimusių 1993 metais krepšinio čempionate Ežys namų sienos padėjo šeimininkams. Marijampolėje vykusiame finalo ketvirte šeimininkai iškovojo 2 pergalės ir pasipuošė aukso medaliais. Marijampolės ŽSM pirmoji komanda pusfinalėje 75-65 palaužė Kauno krepšinio mokyklą Aisčiai. Nugalėtojus į priekį vedė Aurimas Majauskas. Be keitimo žaidęs krepšininkas pelnė 25 taškus ir po krepšiais sugrebė 11 atšokusių kamuolių. Aisčių gretose pasižymėjo 22 taškus pelnęs ir 7 kamuolius atkovojęs Matas Edgaras Staniukaitis. Kitame pusfinalėje akis į akį stojo Vilniaus krepšinio mokykla ir Kauno Tornado krepšinio mokykla Artransa. Po įnirtingos kovos pergalę rezultatu 86-84 šventė kauniečiai. Nugalėtojų gretose Aurimas Urbonas pelnė 24 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Mače dėl 3-osios vietos geriau sekėsi sostinės atstovams. Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtiniai 67-62 palaužė Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai komandai ir pasipuošė bronzos medaliais. Vilniečių pergalę lėmė puikiai sužaistas antrasis kėlinys, kurį vilniečiai laimėjo 39. Nugalėtojų gretose Rimgaudas Kutka pelnė 13 taškų. Finale savų sirgalių palaikomi marijampoliečiai 71-62 nugalėjo Kauno Tornado krepšinio mokyklą Artransa. Kauniečiai priešinosi 3 kėlinius, tačiau paskutinėme nesugebėjo sulaikyti šeimininkų komandos. Nugalėtojų gretose ir vėl nesustabdomas buvo Aurimas Majauskas. Krepšininkas vėl rungtyniavo be keitimų, pelnė 18 taškų ir atkovojo 22 kamuolius. Tornado krepšinio mokykloje Ignas Daukšys pelnė 18 taškų. Na, visos komandos dėka visi darniai dirbom, kovojome. Kelias buvo gan sunkus iš tikrųjų, nes buvom darbas nukritę ir į 6 pozicijas grupėje, bet likus 5 varžybom visas laimėjome ir pakilom. Nežinau, praeitais metais skaudžiai iškritom iš 1 diviziono prieš Šiaulių komandą, tai šiais metais norėsim atsirevanšuoti prieš kitus, bet toks ir buvo tikslas, kad išeiti ir turėti galimybę, ir manau yra reali galimybė išeiti į 1 divizioną. Finalo ketvirtą stebėjo ir Lietuvos jaunių iki 18 metų vaikinų rinktinės treneris Darius Dikčius. Čia 2 diviziono ketvirtas komandos, kurios pretendavo žaisti stipriausio 8. Manau, neblogos visos komandos, tikrai jos yra apylygės, kiekviena komanda nenuspėjama, gali prieš bet ką pralošti ir prieš bet ką laimėti. Pernai šito diviziono 2 krepšininkai buvo rinktiniai, taip kad čia ne divizionai žaidžia, ne kažkokios pavardės, o žaidėjai žaidžia, taip kad. Čempionai bei antroje vietoje likusi komanda jau šį sezoną galės dalyvauti 1 diviziono atkrintamosiose varžybose, o kitų metų sezone dalyvaus 1 diviziono reguliariojo sezono varžybose.